Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien noriu pakalbėti apie loginį mąstymą ir pakalbėti apie tai, kasgi vis dėlto elgiasi protingiau arba neprotingiau, logiškiau arba nelogiškiau. Jums ir man teko girdėti kai kurių mokslininkų pasisakymą, kad čia apie visatą sukūrimą, apie tą sukūrimą, apie tą, bet jeigu mes pažiūrėsim kaip į visą tą mokslą, tai mokslas nėra kažkas kaip kūrėjas. Jie tiesiog tą, ką mes jau turim pasaulyje, jie tiesiog paėmė ir sumaišė arba taip, ir jie daro tai, tik tai, ką yra, tik tai, ką mes jau turim. Kažkokio naujų, kažkokio medžiago, ne? Kažkokio elementų. Ne vienas mokslininkas negali sukurti. Jisai negali kažką naujo padaryti, nei tik tą, ką mes jau turim po ranka. Jeigu nebūtų metalo gabalos, rudos, tai niekas negalėtų ir padaryti metalą pagaminti. Čia yra akivaizdu, bet kai mes turim jau medžiagą kažkokią tokią, ne, tai mes tada galim kažką pagaminti, ten plieną, metalą, kieto metalą, dar kažką, tik tiek. Ir dabar kalbant apie mokslininkus, tai jie tiesiog bando paaiškinti kažkokią, surasti loginę prasmę tiems įvykiams, tiems dėsniams, kurie jau egzistuoja. Tik paaiškinti. Ir jeigu mes pažiūrėsim dabar į tos bandymus paaiškinti, tai dažniausiai tie bandymai yra nesėkmingi. Ir daugiausiai, jeigu ten net pažiūrėsim, kiek jie galėjo paaiškinti visus dėsnius arba išnagrinėti, ne visus dėsnius, tai jie net negali paaiškinti žmogaus prigimtį. Jie negali paaiškinti, kas yra siela, kaip gimsta vaikas, kodėl gimsta vaikas, dėl kokių priežasčių, kodėl gimsta, kokia tvarka būna, kai gimsta berniukas arba mergaitė, dukra gimsta. Ne? Tai net tokius dalykus jie negali paaiškinti ir negali stebėtis ir negali 100% nustatyti, kaip ir kas vyksta. Ar kas yra, kaip aš sakiau, dvasia, ar tas protas, arba ten intelektas, kas yra žmogaus, kuris vystosi, ne, kiekvieną akimirką. Tai jie negali paaiškinti. Tai jeigu mes pažiūrėsim į mūsų pasaulį, žmogų arba į visatą, tai čia mes galim kalbėti apie, maksimum jie išnagrinėjo nedaugiau kaip 1%, galbūt net mažiau. O jeigu mes pažiūrėsim į islamo tikėjimą, kuris vadovaujasi būtent šventa knyga Koranu, ten mes galim pamatyti tos apreiškimus, kurie įrodo, kad egzistuoja vienintelis kūrėjas, ir tie įrodymai, galim pasakyti, įrodo apie 99%, kad jisai rodo Saulę ir sako, jeigu mes matom Saulę, tai reiškia, kažkas už to Saulės sukūrimo stovi ir yra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie prieškimai, ir tos pavyzdžius, kurias mes matom Korane, jie įrodo, kad yra vienas kūrėjas ir galima tikėti, kad 99% yra kūrėjas. O tas 1%, kuris įrodė, ten kažką bando įrodyti mokslininkai, jos galim pavadinti labiau tikintieji, ne tikintieji. Todėl, kad jie tiki 1%, o mes tikim 99%, tai kas iš mūsų yra mokslininkas? Tas, kuris tiki 99% įrodymų, arba tas, kuris tiki 1%. Tai čia yra priežastis pagalvoti mums visiems ir būtent pagalvoti, kas yra protingiau. Priimti 99
procentų tiesa arba priimti 1 procentų tiesa kažkokiu ten įrodymu. Tai kiekvienas iš mūsų turi laisvę pasirinkimą, turi protą, širdį ir turi pasirinkti būtent kurioje grupėje kiekvienam priskirti patį save arba prie 1 procentų, arba prie 99 procentų.